Ir labai gera atvažiuoti čia į Kauną, čia taip gražu. Vaikai kala jau langus. Čia taip gražu, tiek žmonių. Žiūrėkit, kylam su dronu, pasižiūrėkit, kas ten darosi. Vilniuje Žalių ežerų irgi daug žmonių, bet ant Lampėdžių čia turbūt tiesiog vienintelė vieta, kur čia chebra gali čia žinėti. Nu, įspūdingai. Aš čia iš tikrųjų pirmą kartą esu taip ant Lampėdžių ežero ledo. Esu buvęs, bet nebuvo ledo. Fainai, fainai, gražu. Einam, sakau, vaikam patiks čia. Eisim ant ledo? Saulytė, vėjau, eisim ant ledo? Jo! Aš pačiūžas turiu, ar ne? Labai gaila, kad neturiu pačiūžų. Bet nieko. Jo, vis tiek taip biskutį pasislidinėsim. Su kojytėm ant ledo? Jo. Gerai, paliksit žaisliukus? Ne, jie irgi nori. Jie irgi nori. Visą žiemą vežiausi pačiūžas kupriniai. Šitoj bagažiniai. Šiais metais irgi pusę žiemos vežiausi. Nu gerai, ne pusę. Mėnesiuką vežiausi, o dabar kažkaip kaip čia nėra. Nu va, atvažiuoji prie Eketės ir sutinki kauniečių ruonių. Pasibandymui. Pasibandymui. Pamatavom metrus, lygtis yra 25, auditą atlikom. Neįkris Saulytė į vandenį. Dalyvaut ar nedalyvaut realiai? Nori pasižiūrėti savo perspektyvas. Tai aišku dalyvaut, visada dalyvaut, o dabar atšilsim ir įsitikinsi, kad dalyvaut. Kaip vardas? Darius. Malonu, Darius. Vienas kitam palaikysim kompaniją. Pasaugosi vaikus tavo. Viskas už ledo. Dėmesio. Go! Atsargiai čia! Atsargiai! Atsargiai! Nesimato ledo čia. Matai, jis pasislėpęs. Atvažiavot įsimaudyt? Bandys praplaukti irgi. Nu, super. Į trakus? Į trakus gal irgi. Pažiūrėsiu, kaip čia eisis. Su šuoliu. Nu va, Kauno Eketė svetinga, priėmė. Dar ir Saulytė susigundęs buvo, bet nesimaudė. Vanduo, aš sakyčiau, net šaltesnis gal negu Vilniui. Aišku, kad ne, bet jausmas toks buvo. Gal mažai mėgau šiandien dėl to. Trumpas reportažas iš manęs toks, iš Kauno. Norisi gerai, viskas, rengiamės, bėgam. Ate, iki greito susitikimo kažkur tai. Trakuosi tai tikrai, o gal dar kokį ir video spėsiu įmesti. Dar Lenkijos video nesumontuotas. Ojojoj. Iki greito.